Sveiki, aš esu Tomas, o čia Petriukas. Šiandien su Petriuko pagalba papasakosim ir netgi parodysim įvairių rūšių santykius. Tu pasiruošęs? Gerai, pradėkime. Geriausi draugai visada pasisveikina, dažniausiai turi slaptą pasisveikinimą, kurio niekas kitas nežino ir net nemokėtų pakartoti. Visada šnekasi. Kontrolinis šnekasi. Testas šnekasi. Vestuvės šnekasi. Gali ir draugiškai susimušti. Mes čia tik draugiškai. Draugai dažnai kalbasi, juokauja, neužmiršta pasisveikinti. Kartais pabendrauja ir už mokyklos ribų. Ar ne, Petriuk? Pažįstami. Retkarčiais pasisveikina, nedažnai šnekasi, susitinka tik mokykloje. Nepažįstami. Tas keistas kaimynas, su kuriuo taip ir nesusipažinai. Priešai. Kovos, muštynės, lenktynės. Niekada nepasiduosi vienas kitam. Visada bando įrodyti, kuris geriausias. Dažnai rėkauja viens ant kitų. Didžiausi priešai. Eidami viens pro kitą, būtinai atsitrenks ir pažiūrėjus piktų žvilgsniu pasakys: Žiūrėk, Raini! Jie norėtų tapti pasaulio pikčiausiais diktatoriais ir kariauti viens prieš kitą. Jiems nerūpi, ką kiti mano. Jiems svarbiausia pašalinti vieną iš jų iš žaidimo. Kas yra, Petriuk? Praleidau kažką? Aš nieko tau nes... Taip! Yra dar vienas skirelis, kurį mes netyčia praleidom. Man atrodo, tas tavo netyčia yra pasilikti geriausią skirelį pabaigai. Ne dabar, Petriuk. Gerai, tik atsimink, su kuo tu kalbi. Su išgalvotu personažu. Oi, tu protinguoli. Paskutinis skirelis. Meilė. Ta meilė. Tai nuostabus dalykas, ar ne? Bet tu juk neturėjai... Jei jūs jau esate šiame skirelyje, reiškiasi, jūs jau perėjote skirelius nepažįstami, pažįstami, draugai ir geriausi draugai. Be šitų skirelių jūs net nežinotumėte nieko apie šį žmogų. Nei kokį valgį jis jį mėgsta, nei kokios muzikos klausosi, nei kokiem dalykam jis jį alergiška ir taip toliau. Petriukas jau susipažino su šia mergaite. Beyoncé. Ne, aš iš tavęs daugiau pasiūlymų nebeimsiu. Šios mergaitės vardas bus Dalia. Ne ta Dalia. O, gerai. Petriukas su jie bendravo jau nuo pradinių klasių. Jie vien dažniau eidavo kur nors pasivaikščioti, abu vaikščiodavo po parduotuves, miestą. Žodžiu, jie tapo geriausiais draugais. Ir atėjo metas Petriukui išsakyti jai visus savo jausmus. Dalia. Tu rytmečio žvaigždelė. Noriu pasakyti, jog bla bla bla. Praleidžiam visą šitą vietą ir stop. Koks jos atsakymas? Petriuk, aš irgi bla bla bla. Jie tapo porele. Pabaiga. Bet Tomai, kas atsitiko toliau? Norite sužinoti, kas atsitiko toliau? Na, teks palaukti. O jei iš rimto, tai jų santykiai net netruko metų ir jie išsiskyrė. Petriukas nuliūdo. Labai.